Šiandieną žaidėme prieš visiškai kitokią komandą negu Latvija. Ir lyg tai baigiam rungtynės didelių skirtumų, bet aikštelė tai nebuvo taip lengva. Buvo labai daug kontaktų. Jie turi žymiai stipresnę priekinę liniją. Ir negaliu pasakyti, kad jau taip nuo pat pradžių mes dominavom. Galbūt po pirmų rungtynių, po truputį pervertinimo savęs, nesigavo komandinis žaidimas, kažkiek tai bandėm per daug sužaisti individualiai ten, kur nebuvo situacijų. Antroji pusė, kada visą tai susitvarkė, kada mūsų tas, ne tai kad presingas, bet tai tas visas pastovus spaudimas gynyboje davė savo, jie pradėjo vis daugiau ir daugiau klysti. Ir pavyko nugalėti didelių skirtumų. Šiandieną neblogai pataikėm tritaškius. Bet norėtųsi galingesnio žaidimo iš po krepšio, kadangi susitiksim dar su stipresniais varžovais. Tai toks būtų komentaras. Irgi taip pat, kaip sakant, pirmos rungtynėse nėra taip lengva įsilieti, nėra taip lengva įsijungti, visiškai kitoks krepšinis. Bet tai, aišku, tai ir yra mūsų darbas per eilę rungtynių. Nors energija pasitrykšta, geras žaidėjas, galvoju, turintis didelį amplua ir labai svarbus mūsų sistemų ir labai reikalingas. Sakykit, treneri, ar kitos rungtynėse galbūt dar kažkas naujų pasirodys? Visko gali būti. Treneri, kol kas taupot pagrindinius žaidėjus? Bet aš sakiau, kad čia yra mūsų pasiruošimo planas. Mes turime 14 rungtynių, aš skaitau, kad 10 rungtynių pasiruošti yra pakankamai daug. Tai jeigu aš neduosiu išsiaiškinti, kas yra kas, tai aš būsiu neteisus. Tai dabar mes visi ir jūs, ir aš matom, aš matau ne tik treniruotėse, bet ir per varžybas. Sutikit, kad vaizdas yra gana įvairus ir tai mums labai svarbu, kadangi jau kai nuvažiuosim į čempionatą nebus laiko kada bandyti. O kai priartės tų rungtynių skaičius jau mažesnis pasidarys, aišku, žaisim su pagrindinės, kad jie būtų formai. Kokia Simo situacija? Nekokia kol kas, daktarų rankose.